Sveiki. Šis video bus apie mano jau paruoštą akrilo pamoką. Tapymo akrilu, bet tapymo ne paveikslų, o dekoravimo. Iš tiesų, paveikslai gali gimti nebūtinai ant drobės, jie gali gimti ant visokių medinių paviršių, ant stalų, ant spintų, kažkokiuose tai sienų fragmentuose, nes akrilas yra labai toks patogus ant visko džiūstantis dažas. Vat jeigu pasižiūrėti, ką panašios yra akrilo paletės, tai paprastas plastikinis indelis nuo kažko, žiūrėkit, dabar jau čia, sunku būtų tą plėvelę ir nulupti. Jisai šiek tiek panašus į lipalo klijus, bet žinoma kur kas kokybiškesnis, va aš ant kopūstų dangtelių labai mėgstu piešti, nes kita pusė yra nepiešta naudot kaip paletės, nes kita pusė, va, arba jogurtukai, visi tie indeliai veikia labai gerai kaip paletės, vėliau galima juos sėkmingai į plastiką išmesti. Na, o kad supažindinti jūs su tais akriliniais dažais ir kas jūsų laukia, tai jūsų laukia visų pirma truputį kitokie teptukai. Na ir štai tokio pobūdžio dažai. Dabar pabandysiu tiesiog tepti ant rėmelio, kad jūs įsivaizduotumėte, kas jūsų laukia. Va, susidursit su tokia pastos konsistencijos mase. Manyčiau, kad gal jau esat ir susitikę su tuo. Na, bet tiesiog, kad drąsiau būtų ateit pas mane į pamoką, kuri jau visai greitai, va, net užsikimždamas jisai net limpa pats prie savęs. Akrilinių dažų būna nuostabiausių atspalvių, bet smagumas tas, kad tos atspalvius galima kurti patiems. Aš dirbu su tikrai kokybiškais dažais, aš labai nemėgstu tokio vidutiniškos kokybės, tai esu atradus vieną visai neseniai šitą artezitį, o Amsterdamo akrilas yra žinomas jau seniai, nuostabus ir geras. Dabar pabandysim, kaip jisai gula ant medžio. Nes treniruojantis mes pradžioj kursime pavyzdėlius. Tiesiog ant kartonėlių, va, kažkoks tai čia atplėštukas, kita pusė, čia drobė dengtas kartoniukas, bet dar vat, gali būti tiesiog nuo pakuočių, nuo bet ko. Tokie su kartonėliai, ateisit, viskas jūsų jau lauks ir mes tiesiog pabandysim pažiūrėti, kągi gali tas dažas. Aišku, jisai atsiskleidžia ant medžio kur kas dailiau, bet dengia jisai praktiškai visus paviršius, net matote prilimpa prie paprasto banalaus plastiko. Tai dabar pažiūrim, kaip jisai dengs medinį rėmelį, paprastą medinį rėmelį. Mano pamokoje irgi gausite rėmelį, kai jau būsite apsisprendę, kokie spalvų santykiai labiausiai patinka. Bet kadangi tai yra pradžiamokslis, tai mokinsimės bendrai elgtis su teptuku, pasižiūrėti, kaipgi maišomos spalvos, kiek jų reikia įsidėti į paletę, kad jos nesudžiūtų ir neliktų tokie kalnai nepanaudotos medžiagos. Daug tokių intro, kaip pirmam kartui, kad jau vėliau namie, kai pačios pradėsite dekoruoti ar tai savo stalą, ar kažkokį tai spintą, kaip paruošti paviršių. Tai bus tokios nemažai ir patarimų, kad nereiktų vėliau jų ieškoti internete. Ir mokinsimės tiesiog tapšnoti teptuku, nes judesys dažymo irgi gali būti, bet norint vėliau tapyti paveikslus, nes gali patikti ta medžiaga ir patikti ją ir galima piešti ant rėmelio, nebūtinai turi būti tiesiog mechaniškai nudažytas. Mes galime jį mechaniškai nudažyti, bet ištapyti rėmelį yra truputėlį kitas jausmas ir kitas judesys. Tai va, gilinsimės ir į šitos niuansus. Aš visą laiką mėgstu, kai mano pamokose yra ir tų tokių galbūt žodžiais neišsakomų dalykų, bet su patirtimi tas atsiranda. Kaip kad ir ežiuko spygliukai ar dar kažkas. Taip ir čia mes bandysim pajausti, kuogi skiriasi tas dažymo judesys nuo tapymo ir tada jau kada kuris tinkamesnis. Ir matot, kaip aš drąsiai neplaudama teptuko, imu tai pilką, tai auksinę, o tarpusavį jos sukuria labai įdomią pilkšvai, tokią auksingą, bet jau netiek stipriai žėrinčią spalvą. Ir štai atsigula pirmas sluoksnis ant rėmelio. Žinoma, mano įgūdžiai dengti rėmelius yra visai kiti, nes aš savo paveikslėliams daugybę rėmelių esu nudekoravus. Jums tas dalykas seksis lėčiau ir gerai, nes tai yra dar vienas malonumas tapyti akrilu.
yra labai gera, tai yra dažas, kuris praktiškai neturi kvapo, jisai neturi lakių medžiagų, vandens pagrindo dažas ir su juo gali ir rankom ir patrinti ir nieko nenutiks, bet rūbų žinoma būtų gerai puošnių nesidėti, nes gali kaip klijai maždaug prisiklijuoti ir jau ne visada atmirkti skalbimo metu. Na štai, žiūrėkit, tarsi ir auksinis, bet ir neauksinis. Akrilas nemėgsta vieno sluoksnio, dėl to pirmas sluoksnis realiai nėra labai svarbus. Jisai gal tik tuom svarbus, kad kaip ir pamušalas, jis vėliau truputį duoda tokį kaip pagrindą, ant tamsaus pagrindo labai įdomu yra kurti šviesių dažų. Ką mes neužilgo ir padarysim, bet turi nudžiūti rėmelis. Va, vieną aš jau turiu nudžiovintą. Tai va, tą, ką dabar darau čia per kelias minutės, mes ilgokai užsiimsim ant įvairių paviršių, kelis kartonėlius vienu metu kursite, vieną rėmelį ir vieną drobę. Tai kol vieną dengsit, kitas džius ir gausis, kad po pamokos išeitysite sukūrę ir daug pavyzdžių, pasidarę eskizų, gal kokių idėjų prisigaudę, nurodysiu, kur pasiieškoti idėjų, kur jų gauti, kur jų aš randu. Tai tokia ir pasisvečiavimas mano gėlėtame pasaulyje, kas man gražu. Susižinosim, kas jums gražu. Jau su akrilu mes negalime dirbti ant nepadengto paviršiaus, jau reikia kažkokio ar tai kartono, ar popieriaus, ar medžiagos. Irgi aptarsim tuos dalykus, kaip apsaugoti darbo vietą, kad nepridžiūtų ten, kur nereikia. Va, ir gali būti, kad kai kam, kaip ir man, praktiškai nereiks gyvenime daugiau staltiesių, nes jau bus stalas gražus, išdekoruotas. Dar visokių nusususių, nusitrynusių taburečių namie dažnai būna. Kažkokių spintelių durelių, kurias jau galima pašveisti ir dekoruoti. Tai vat, visą tai mes aptarsim, o vėliau pačios, nusipirkę vos kelias tubeles dažų, manau, kad savo namus pasigražinsite. Kažkur tai padėjau parodyt, galvoju. Ar turiu, ar ne po ranka, va tuoj atnešiu parodyt. Labai fainas irgi dekoravimui dalykas. Tokios dėželės. Tai yra dėžės nuo vyno arba nuo šampano. Manau, kad po naujų metų gal ne vienuose namuose užsiliko tokių gražių dalykų. Ir tai yra irgi labai patogus paviršius mokintis dirbti su akrilu. Tai va, pasiieškokite namie visokių dalykėlių ir šį šeštadienį atkeliaukite į mano akrilo pamoką. O jeigu nespėsite, aš ją neužilgo įrašysiu į Contribui platformą ir jūs galėsite virtualiai pasižiūrėti. Ir ten taip pat, manau, bus pakankamai viskas aiškiai pateikta. Na štai. Jau mūsų rėmelis džiūsta, medis nepaprastai greit pritraukia pirmą sluoksnį. Va. Ir galime jį palikti truputėlį padžiūti, o tuo pačiu užsiimti su kitu rėmeliu. Štai. Čia jau nudžiūvęs, lygiai visiškai padengtas, dažymo būdu padengtas rėmelis. Ir aš dabar galvoju, ką čia mes galim jam tokio gražaus padaryti. Galbūt kažkokių tai auksinių taškelių, o gal dar vieną sluoksnį baltai padengti. Pasižiūrim. Aš labai mėgstu neturėti plano.
Bet pamokos metu jums planą tikrai turėsiu, nes pačioj pradžioj, kol dar esam be patirties, tai plano tikrai reikia. Ir va, tiesiog noriu parodyti, kaip nuostabiai švelniai dengiasi akrilas. Tik ką buvo rėmelis violetinis ir jisai jau tampa pilku. Bet kaip ir minėjau, apatinis sluoksnis vos vis tiek įtakoja vaizdą, jis truputėlį tokio spindesio melsvo duoda iš apačios ir tai sukuria labai jau gilumos pojūtį, tokį oriškumo, jis nebebūna toks plokščias, neįdomus, tarsi būtų nudažytas gamykliškai. Va, ir ta pati spalva jau visai kitaip gulasi, kada yra po apačia jau viena spalva. Tai mes tikrai tuo užsiimsim, pačios tą pajausit ir parsinešite rėmelius su stikliukais, pamokinsiu, kaip rėminti reikia, kad nereiktų eiti į rėminimo saloną. Ir ką gali žinoti, gal po metų jau ant jūsų sienos bus nuostabių dalykėlių, nes rėminti galima ir veidrodėlius, galima rėminti kažkokius džiovintus augalus, kažkokias frazes, afirmacijas įdėti ir žinoma paveikslėlius irgi galima rėminti, o jeigu liksit mano pamokoje ir sekmadienį, tai sekmadienį mes kaip tik kursime linksmus herojus, kažkokias emocijas ir jūs į savo rėmelius, kurie jau bus visi sutvarkyti ir paruošti iš vakaro pamokoje akrilo, galėsit susirėminti darbus. Tai va toks labai kūrybiškas savaitgalis. Prieš jau atidarant aš vėliau jau turbūt gal dar balandį rengsiu savo pamokas gyvai. O taip tai jau artėja mano šviesus laikas kūrybos, kurį aš užsidarysiu savo studijoje ir važinėsiu po edukacijas Lietuvoje. Tai tikrai pasinaudokite progą, nes vėliau jau skelbsiu registracijas gal tik tai žiemos jau įsibėgėjus žiemai. Va, nes jau prasideda projektai, kaip visada savo pavasarį. Ir jau aš būsiu užimta kitais dalykais, bet dar noriu spėti pasidalinti. Noriu pati pajausti tą pamoką, nes aš tikrai ne vienus metus galvojau, kaip ją reikėtų jums vesti ir dabar jau atrodo tą metodiką savo viduje, galvoje nugludinau. Na, bet jinai vis tiek, kai jinai gyvai, tai noriu pažiūrėti, kaip jūs joje būsit, ar nepavargsit, ar jums patiks, ar suprasit, ką sakau. Tai laukiu jūsų tikrai nekantriai. Ateikit, pažiūrėkit, pasakykit, parašykit, ką manot. Na štai, ir jisai buvo tik violetinis, o dabar jau dūminis, švelnus, manau, kad tiktų kokia nespalvota fotografija į jį. O gal kokie gražūs žodžiai savo pačiai, kad nepamirštumėt, kad gyvenimas yra gražus ir stebuklingas, nes kartais kasdienybėje pametam tą giją. Na, va, toks teptuko šokis, sluoksnelis po sluoksnelio užsideda sluoksniai. Dar vienas būdas leisti laiką, kažką padažant, atnaujinant. Akrilas nuostabiai gulasi ant senų molinių vazonėlių, va, kaip tik kai persodinsit gėles. Žinoma, būtų gerai, kad nedrėktų tie vazonėliai. Čia aš daugiau sakyčiau, kad vidinis vazonėlis visgi turi likti nedažytas, o va išorinį vazonėlį, net jeigu jisai yra ir kažkuo jau dengtas, galima dengti vėl ir priderinti prie interjero.
net jeigu jisai ir keramika ir paglazūruota, ant glazūros irgi ir ant stiklo prilimpa akrilas, jis gal neprilimpa tiek kokybiškai, kiek prie medžio, nes prie medžio tai praktiškai nenušveičiamai, nebent jau su kokiu rimta priemonė šveistumėm, jau net ne mechaninė, o besisukančia, tai žinoma nušveistume. Va, tai yra minkštas, labai toksai draugiškas dažas. Ir aš turiu 2 jau rėmelius, matot, kol pašnekėjom. Noriu, kad pajaustumėte tą švelnų laiko slydimą šitoje veikloje, nes dažniausiai menų užsiimame dar ir dėl būsenos, dėl to neskubėjimo kažką daryti, atsidėjimo kažkokiai veiklai, kuri mus atitraukia nuo kasdienybės ir leidžia mums efektyviai pailsėti. Na štai dabar dar tik tai vienas mažas momentas, teptuką būtinai kišam į vandenį. Aš turiu tokį žemą stiklainėlį, nes išplauti jo taip nesigauna, akrilo mes neišplausim. Reikia gerai jau tada po tekančių vandenių su muilu nemažai paniurkit, kad nebūtų akrilo. Ir dabar ant šito rėmelio auksiniai lapeliai. Jau čia biškį atidžiau, bet va keletas judesių. Ir žemelis persikeičia. Kas jau turite namie akrilo ir kokių nors rėmelių nereikalingų, tai va jau jums ir idėja, ką paveikti su jais. Taip, čia skylutė kitoj pusėj, tai reikia dar pažiūrėti, kad kryptis sutaptų. Bet gali būti visaip. Man patinka to, kad akrilo yra nemažai rūšių tokio metalizuoto ir tuomet tikrai labai tinka interjere. Tikrai puošniai atrodo. Nu, jūs turbūt ir matote tą žėrėjimą, padžiūvęs jis dar labiau žėrės. Gali džiūti. O dabar ką veikti su šituo? Šitam rėmeliui norėčiau panaudoti baltą akrilą, kad parodyti, kaip jisai sugeba net ir ant tamsaus užsidengti. Tai pasimsiu dar vieną teptuką. Taip, kokį čia man pasiėmus teptukėlį. Kartais ir akvareliniai teptukai, tie, kurie jau tokie pagyvenę, visai tinka. Bet gal pasiieškosiu. Pradžiai tokie vat, jie pasišiaušia, būna tokie. Bet čia toks pusiau akvarelinis, pusiau gerai nukirstas, turi gerą formą. Ir aš noriu čia nusipiešti, nežinau, tokias kaip gal pavidalus kažkokius. Nežinau dar, kas čia bus. Pažiūrėsim. Gal kokius, ką pati ranka nupieš, tam, kad pademonstruoti tiesiog, kaip čia viskas vyksta.
susipaišiau tokius kreizį, kažkokius debesėlius, bet aš mėgstu leistis į kelionę. Vėliau kažkaip jau dabar pasitikiu savo jėgom ir tyčia pasėmiau mažą teptuką, kad potėpiai būtų kaip galima išraiškingesni. Nes didesnis teptukas, jis irgi veiktų, bet tada jis taip labai lygiai dengtų. Tai vėlgi labai instrumentas lemia, o dabar aš tokiais mažais kąsniais tą košytę akrilo dedu, tarsi plombuoju. Va, ir man lieka tokie keisti, nežinau, dar neapgalvoti, kodėl man reikia tų ežerėlių. Neturint patirties, gal vertėtų daugiau pagalvot, kaip čia jums būtų gerai. Aš kadangi jau turiu patirtį, kad aš išsisuksiu iš bet kokios padėties, gal per daug pasitikiu savim, bet man toks, ir įdomumas yra, kasgi jau bus, kai aš atsidursiu toje, ojo, ką čia dabar man daryti. Tai man tas yra įdomu pačiai su savim taip žaisti. O jums bus biškelį pamoka, kaip nebijoti sugadinti, nes taip iš tiesų. Akrilas, aišku, puikus tuo, kad jeigu kažką sugadinom, tai vos švitrinį popierių sulyginom ir vėl toliau tepam ant viršaus. Jį galima perdažyti dar keletą kartų netgi, tai nėra visiškai sugadinta, žinoma. Va, bet matot, kaip rėmelis bąla, palikdamas tokias, mums tik tai tas mūsų pasižymėtas balelės. Ir iš tamsaus virsta šviesiu, bet tokiu keistų, apipaišytų, labai gyvų paviršiumi. Net nėra ką daugiau sakyti, aš jau jaučiu, kaip mano jau kokias 15 dar minučių čiauški, o po to suveikia ta dailės terapija, panyri į tą malonumą dėlioti potėpius, patraukia ją ir jau keliauja paskui kažkokias mintis, kurios visai atrodo iš kitos sluoksnio ateina. Žiūriu, ar neiškrentu iš kadro. Štai. Ką beveiktumėt, turėtumėt girdėti, kaip ramu ir gera yra užsiimti, kai pagrindinis garsas namuose yra teptuko šiurenimas per paviršių. Keistosios kriaušytės. Galvoju, nereikia per ilgo siužeto gal padaryti. Aš pasidalinsiu vėliau, kas čia iš to rėmelio gimė. O jūs jau šiek tiek pasižiūrėjot, kaip čia viskas vyksta. Linkiu, kad ateitumėte į mano pamoką, virtualią arba gyvą. Ir pačios patirtumėte tą malonumą, kurį dabar čia aš demonstruoju. Kuo nuostabiausio pavasario, kūrybinių dienų, kūrybinių jausmų, nes nebūtina turėti teptukų, kad jaustis kūrėju. Visiems linkėjimai.